Internete, kaip žinia, galima ne tik bendrauti su draugais ar peržiūrinėti mėgstamus vaizdo įrašus, bet ir pirkti lygiai kaip ir parduotuvėje. Tačiau pasitaiko, kad prekė būna nekokybiška arba jos nepristato. Tuomet labai svarbu žinoti savo kaip pirkėjo teisės ir mokėti jomis pasinaudoti. Norime jums papasakoti, kas nutiko vaikinui mėgstančiam fotografuoti. Jis turėjo jau seniai pirktą nemodernų fotoaparatą, todėl ėmė taupyti naujam. Kartą internetinės prekybos puslapyje jo akį patraukė modernus fotoaparatas, kurio pardavėjas buvo kitoje ES valstybėje. Vaikinas sumokėjo ilgai kauptus beveik 2000 eurų ir jau džiaugiasi naujoju pirkiniu. Tačiau praėjus 30 dienų niekas su šiuo pirkiniu jo duris taip ir nepasibeldė. Vaikinas bandė susisiekti su pardavėju telefonu, bet nemokėdamas kalbos jis mažai ką galėjo išsiaiškinti. Nesumojo vaikinas ką ir beveikti, nejaugi kreipsis į advokatą, ruoši ilgą ir sudėtingą ieškinį, įvers į užsienio kalbą, pateiksi teismui ir įsitrauksi ilgai trunkantį bylinėjimąsi, vėliau dar vargsi, kol bus įvykdytas teismo sprendimas kitoje valstybėje, o rezultatas viso šio proceso miglotas ir neaiškus, jų ginčas tarptautinis. Gal ši istorija būtų taip ir pasibaigusi, jei ne procedūra, kurią gali pasinaudoti vartotojai, pirkdami prekes bei paslaugas internetu ar tiesiogiai iš kitos ES šalies prekiautojo ar paslaugų teikėjo. Ši Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvi nacionalinėms teisminėms procedūroms. Ja galima pasinaudoti, jei ginčas yra tarptautinis ir ginčo šalys yra įsikūrusios skirtingose ES valstybėse, o ieškinio suma neviršija nustatytos ribinės vertės – 2000 eurų. Todėl, jeigu patekote į panašią bėdą, jūs galite pradėti procedūrą per Europos e-teisingumo portalą neišeidami iš namų. Taigi žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, jums reikės užpildyti standartinę ieškinio formą internete. Užtruksite iki pusvalandžio. Suraskite internete portalą e-justice.europa.eu. Atsivėrusiame lange pasirinkite kreipimasis į teismą. Tuomet pasirinkite ieškiniai dėl nedidelių sumų. Užpildykite standartinę ieškinio formą A. Šiame portale ji bus išversta ir į kitos ginčo pusės šalies kalbą nemokamai. Atkreipkite dėmesį, kad jūs kaip vartotojas turite teisę pasirinkti savo gyvenamosios vietos teismą arba pardavėjo valstybės teismą. Jei pasirinkote savo šalies teismą ir užpildėte standartinį ieškinio formą A, ją ir jos vertimą į pardavėjo kalbą atsispausdinkite, pridėkite susijusius dokumentus, pavyzdžiui, kvitus, sąskaitas, faktūras, sumokėkite žyminį mokestį ir asmeniškai pristatykite arba išsiųskite paštu savo miesto ar rajono apylinkės teismui. Per nustatytą terminą teismas priims sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba paprašys jūs ar atsakovą pateikti daugiau informacijos arba sukvies žodiniam nagrinėjimui. Jeigu surengiamas žodinis nagrinėjimas, advokatas jums nebūtinas. Kai byla bus išnagrinėta, jūs gausite įsiteisėjusį teismo sprendimą ir pažymą apie jo vykdytinumą. Jei jūsų skriaudėjas nenorės geranoriškai vykdyti sprendimo, nenusiminkite. Jūs galite kreiptis tiesiai į pardavėjo valstybės antstolį ar kitą kompetentingą pareigūną, kad priverstų įvykdyti šį sprendimą. Todėl, jeigu jūs nusipirkote nekokybišką gaminį kitoje ES šalyje ar internetu, arba jo nepristatė, pasinaudokite šią procedūrą ir apginsite savo teisės greičiau, nes įvykdoma trumpesniais terminais negu teisminė. Paprasčiau, kadangi naudojamos tipinės formos. Pigiau, nes nekainuoja vertimo paslaugos, nereikia advokato ar teisininko paslaugų. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Todėl galite drąsiai pirkti kitoje ES šalyje internetu ar parduotuvėje, o jeigu kils problemų, kaip šiam vaikinui, žinosite vieną iš patogiausių būdų apginti savo teisės.